Buvom net į policiją kreipėsi, bet mano flegma kambarioką tas Kęstutis suspaudė ir jis atsiėmė kaltinimus. Tai bent jau pridaviau aš jį mokesčiams. Gal nori pasižiūrėti pornografijas? Ten kažkoks veiksmas jau, žinai, prasidėjo, jisai sustabdė, atsisuko į mane. Nu, neįmanoma, tiesiog atrodo, tu jam, žinai, užkimštų tą nosį, tą prasme. Tai pas mus bute tu neįsivaizduoji, kas dėdavosi. Tiesiog, šuo literaliai šikdavo namie. Esam kartą į bendrabutį užsisakę striptizo šokėją. O kiek jūs mokėjote tada litais? Su Giovaniu istoriją skaitysiu. Bus taip smagu, prisiminsim laikus iš studijų. Neturiu, ne. Aš žinok per senas jau, kad pasilenkčiau. Man irgi nugarabiškis, švaka, ką aš žinau. Ką šiandien veiksim? Jo, mes skaitysim istorijas apie studentavimą ar studijavimą. Studijų laikai geriausia, man atrodo. Taip. Pas tavė labai ilgas tekstas, aš specialiai tau daviau šitą pirmą. Gerai. Nors aš nieko neskaičiau. Pradedam, davai. Istorija numeris 1. 12 klasėje su draugu per tūsą susilaižinom į 100 litų, kad aš neišdrįsiu stoti į aktorinį. Aišku, po kelių gėrimų atrodė labai gera idėja. Atėjo stojimai ir dėl bajerio tikrai užsirašiau. Galvojau tiesiog nueisiu, pažvengsim ir tiek. Po kelių savaičių gaunu laišką, kad įstojau. Wow. Draugas žvengė gal savaitę, nes buvo įsitikinęs, kad net dokumentų nenunešiu. Jokingiausia, kad jis pats po metų metė savo studijas, o aš taip ir pabaigiau tą specialybę, į kurią įstojau tiesiog dėl lažybų. Dėl lažybų? Bet čia dabar turėtų rimtas aktorius būti. Tai čia gal Rudokas koks? Ne, čia gal koks Giedrius Savickas. Gal. Reikia, žinai, kartais turėti drąsos ir kažką daryti tokio rizikingo. Tai va, matai, jam pavyko. Bet šiaip mano istorija čia, aš ne dėl lažybų, aš žinai, kaip padariau. Aš tiesiog niekur neįstojau ir kai būdavo... Nors dabar turbūt yra, kai tu rašai, kur tu nori stoti ir surašiau 20 specialybių. Visas pirmas ten rašiau pačias geriausias. Teisė, ekonomika, bam, ir paskutinę įrašiau, kažkur buvau pamatęs, ar išmetė man brošiūrą filosofiją ant bajerio. Vilniaus universitetas turbūt. Niekas manęs nepriims tam. Įstojau į Šiaulių universitetą filosofiją. Baigiau per 5 metus. Tai magistras ten, jeigu 5 metų? Ne, tiesiog papildomi 1 metai, kad galėtum būti mokytojų, pedagogų. Tai galėčiau... Pedagogas? Taip, galėčiau. Nežinau. Galėčiau mokyti istorijos, filosofijos ir politikos mokslų. O tu? Teisę. Teisę baigiau. Nu ir ką? Nu ką, matai, sėdžiu dabar su tavim. Ką, padirbau šiek tiek ten toks kaip sakyt, ne full time jobas su ta teisė, bet truputėlį. O šiaip ką žinau, aš dabar kaip truputėlį čia pakoncertuoju, dar kažką paveikiu tokio, kaip pasakyt, pramogų versle truputėlį, ne? Pajudu. Tai bet vis tiek teisė gerai turėtų. Žinias tas visas bazinės. Senėt. Aišku, viskas keičiasi, žinai, ten civilinis kodeksas, baudžiakas, visas visi kodeksai, tie straipsniai keičiasi, bet iš esmės, visą laiką gerai, biškai kažkaip gali gal save apgint, kai kuriais atvejais, žinai. Man filosofija irgi, žinok, labai padėjo. O kai studijavau, visi sakydavo, kad esu filosofas prie didžiaus pulto. Okay. Net ir dėstytojai. Čia high shit. Taip, klubinė kultūra, ten, žinai, vis tiek filosofai ten gilinasi į tam tikras, kaip čia, idėjas, ar ne, ten ir ta klubinė kultūra buvo įdomu. Tai aš rašiau savo bakalaurą klubinė kultūra Lietuvoje. Galima filosofiškai pažiūrėti, jeigu tu labai užsitūsitini klubuose ir nebūtinai tai yra labai blogai. Niekada aš nesakiau, kad yra blogai. Jeigu 5 dienas eini į klubą ir kažką vartoji. Žinai, kai reikėjo gintis, aš atsimenu, mano ta tema buvo klubinė kultūra Lietuvoje ir dėstytojai, jiem buvo tokie vyresni, kokie 7-5, žinai, sėdi ten kažkokie filosofai ir panašiai. Jie skaito tą temą ir jie nesupranta, sako, kas klubai, sako, tai čia kažkokias bendruomenės, tipo jūs čia kaip partijas. Tai tu bakalaurą rašyti, po baigimai, ne? Jo. Sako, jūs čia, ką jūs norit pristatyti, sako, čia kaip kažkoks klubai Lietuvos suvažiavimai. Sakau, ne, hebrytė, čia, sakau, yra veiksmas prasideda 22, baigėsi 6 ryto. Tai gavau 7. Ir kitą vakarą jau matyti dėstytojus klube. Bet 5 metai bakalauras buvo studijos, ne? Bliama kaip ilgai. Ilgai. Okay, nice. O kiek tu mokinaisi? 3. Bet pas mane koledžas buvo.
Kolegija. 3 Kolegijas. metai, jo, bet aš tik aktyvus buvau Teisės fakulteto studentų mokslinės draugijos pirmininkas. Dabar esi pramogų tarnautojas, kaip ir aš. Welcome to the club. Thank you so much, baby. Paskaityk antrą istoriją. Studijų laikais su kambarioku nuomavomės butą pas tokį Kęstutį. Mane jau nuo pradžių trigerino, kodėl ant to buto 3 spynos. Po kiek laiko viena kolegė sako, jūs pas tą Kęstutį gyvenat. Pasirodo, rajone jis jau buvo beveik legenda. Turėjo kelis butus ir visur studentus apgaudinėjo savais bairiais. Tos mano kolegės draugės prieš mus ten gyveno. Sakė, kad tas diedas galėdavo tiesiog užeiti į butą, kada užsimanęs. Vieną kartą, čia toks iškrypėlių istorija kažkokia tai kvepia. Vieną kartą mergina grįžo po paskaitų, tai tiesiog ramiai skalbėsi savo rūbus, nes tai pigiau. Čia savaime suprantama. Kitą kartą naktį jis įėjo į miegamai ir tiesiog stovėjo. Tikiuosi, tik jis stovėjo. Po to merginos nusprendė neždintis iš ten, bet tom keliom dienom iki įsikraustimo dar įsidėjo į duris papildomą spyną, kad jis negalėtų įeiti. Manęs gal naktį nelankė, nes buvau bičas, bet ant jo aferų vis tiek normaliai sudegė pinigų. Buvom net į policiją kreipėsi, bet mano flegma kambarioką tas Kęstutis suspaudė ir jis atsiėmė kaltinimus. Tai bent jau pridaviau aš jį mokesčiams. Jo. Vaizdi šit. Tai palauk, tai kažkoks dėdas įeidavo į chatą. Nes jis jo chatos būdavo, jis turėdavo turbūt raktus. Jo chata buvo. Aš, žinai, kada tokį jaučiau įtampą, kai gyvenau pusę metų Amerikoje, work and travel. Čia kokie 2-4. Kokiam Bronxe, kur nes tiesiog Ne, čia buvo durų. Filadelfija, gražus miestas, aš atvažiavęs jaunas studentas, man 20 metų. Ir mane priėmė gyvent toks lietuvis. Jis toks pusiau lietuvis, lietuviškai vos kalba, daugiau angliškai, aišku. Bet iš pažiūros, inteligentiškas, žinai, suaugęs, ten kokius 70 metų, toks jau, vadinkim, net garbaus amžiaus. Ir kai aš pas jį apsigyvenau pirmą dieną, streso buvo. Jis ne tik, kad, žinai, taip labai atvirai viską pasakė, kaip čia dabar bus ir kaip mes čia gyvensim. Aš esu pasakojęs tą istoriją, bet kad gal tu turbūt nesigirdės ir gal kažkas negirdėjo, tai įsivaizduok, ateinu, atvarom pas jį į chatą, sėdė man foteliuko, jis atidarė alaus, sako, gal nori, aš, jo nori, žinai, mano anglų kalba buvo prasta. Jis arti tavęs buvo. Jis taip gan artokai, žinai, ir sako, gal nori pasižiūrėti pornografijas. Aš. Žinai, toks, pirmas 10 minučių. Ar du vyrai varo, tai va čia tas įdomiausia. Sakau, ką žinau, jūsų, tavo namai, darykit, ką reikia. Įjungė, žinai, ir vaizdas buvo labai paprastas. Baseinas, vienas, vadinkim, gladiatorius, ar ne? Paskui ateina antras gladiatorius, trečias gladiatorius. Tų Kleopatrų kaip nėra, taip nėra. Ir ten kažkoks veiksmas jau, žinai, prasidėjo, jisai sustabdė, atsisuko į mane. Gal nori pabandyti? Ne, taip drąsiai nebuvo. Man jau saugiklius muša, įsivaizduok, čia. Ir tu plius dar neturi kažkur pabėgti. Taip, 22 metai atgal. Aš galvoju, o Dieve, kur aš čia papuoliau. Ir jisai sako, Jonai, gyvensi pas mane pusę metų. Aš turiu prisipažinti. Už nuomonę mokėsi, bet kažko kitų mokėsi, ne? Sako, aš turiu prisipažinti, aš esu gėjus, aš iš karto noriu tai pasakyti. Eina savo, žinok. Dabar, žinai, kai jau, kaip čia, ir draugų turim, ir viskas, tai it's okay, bet prieš 22 metus, pirmą kartą atvarai Ameriką, neturi nei vieno draugo, negali paskambinti niekam, nes mobiliako nėra. Tai aš taip tokiam drebančiam rankytėm išgėriau tą alų, užbėgau 3 aukštą, turėjau savo kambarį, užsirakinau su čemodanu, žinai, užstačiau duris ir tiesiog gulėjau ir galvojau, kur aš čia patekau. Bet po kurio laiko, net ne po kurio laiko, šiaip bendrai paėmus, tai buvo turbūt toks labai geros širdies žmogus, kuris ir man padėjo, skaniai valgyt gamino, mane išmokė gaminti, žinai, ir daug padėjo visokių dalykų daryti. Bet, toks buvo pirmas, žinai, toks
what the fuck, kas dabar bus? Sužinojai, ką reiškia vakarai, atkeliavai Jo, į jo. Filadelfiją ir... Bet toks įdomus jo pristatymo būdas apie Nu, aš orientaciją irgi buvo sakau. pornuchą rodyt. Bet, iš karto, žinai ką, arba. Štai toks silpnas, žinai, vat, keleivis ties šią temą, nes visą laiką kažkaip tai vat, neturėjau nei kambariokų, nu, tik Tai tai tu vienas gyvenai? keliaudavau penktadieniais pas kambariokus, kurie nuomodavosi ten barakose, hatas, alaus išgeržinai, jau patūstinto, taip tai toks kažkaip savarankiškas daugiau bandydavau būti būtyje, nes man kaip su kažko gyventi labai sunku, tokia trintis gaunasi, taip turiu, bet aišku, kai neturiu ką daryti, iš kur pabėgti ir taip turiu panašiai, va taikaisi prie situacijos. Tai va, matai, taip atsitiko, kas atsitiko, tiesiog buvo kambariokas gėjus ir tiek, ir nieko čia, žinai. Tai va, gaila, kad dabar, kažkada po 10 metų aš grįžau į Ameriką ir sakau, su kitu draugu dar. Varom, sakau, pasisveikinsim, kaip mūsų Jozukas gyvena. Tai Jozukas prasimušęs jau, žinai? Žinai, jau dar garbesnio amžiaus buvo, atidarė duris. Ai, tiksliai, aš pamiršau, kad jisgi pensinio amžiaus. Čia pats pagrindinis sinkelis, kad jis pensininkas, nėra šitą rodį, čia toks cringe situation. Labai. Geras. Bet, sakau, istorija baigėsi gerai ir dabar nežinau, kaip jis gyvena. Greičiausiai. Tikiuosi, kad dar gyvena. Bet žinai, nei ten tų kontaktų kažkaip tais laikais neįsisaugojau. Tai va. Telefono knygą reikia atsiversti. Gerai, istorija numeris 3. Turėjau kambarioką, kuris buvo iš tų žmonių, kurie užsistato kokius 5 žadintuvus max garsu tam, kad atsikeltų. Tai nors man paskaitos dažnai būdavo tik apie 11, 2 metus keldavausi prieš 8 tam, kad išjungčiau jo žadintuvus ir pažadinčiau jį, nes dažniausiai vis tiek nesugebėdavo atsikelti. Tu irgi jaučiu taip darai, tuos nusistatai 5 sniuzus tuos visus, aš irgi taip darau. Visiškai. Bet jeigu tokį žmogų turėtų, šiaip turiu problemą, kad narkiu. Ir kai tekdavo, nežinau, ten Erasmuse tekdavo porą kartų dalyvauti ir negyvensi vienas, o ne kaip karalius mėgsta. Taip, lemba atsikeldavo, aš kartu matydavau senis, žinai, prie lovos, tiesiog užsimetęs, taip pamiega, žinai. Jo, taip gaila buvo visą savaitę, negalėdavo užmigti žmogus. Dažnai būna, kai su draugu mes išvarom kur nors ten, nežinau, atostogų, ten toks Linas yra. Jis irgi mėgsta paknarti. Aš, žinai, atsimenu, Eurovizijai buvom čia su Silviu ir mes mėgojom vienam kambarį, lovas atskirai. Žinai, aš tik miego ir jaučiu toks smūgis, žinai, iš pagalės, bum, taip, atsikeliu. Galvoju, kas čia vyksta? Žiūriu, Lincė metė, žinai, jisai miega. Tada aš jau nebegaliu užmygti, jis užmiega, jis tada knarkė, o aš tada pasiemu kokį nors dar, žinai, atgal, bam, ir taip back and forth, primėtumės. O dar Šiauliuose, kai studijavau, tai turėjau kambarioką, mes 3 gyvenom. Tai Tomas, linkėjimai Amerikai, jis Amerikoje jau daugybę metų. Tai va ten žmogus, kuris, va kaip ir rašo, žinai, kad reikėdavo tiek žadintuvų, taip giliai miega, ta prasme, neįmanoma pakelti. Tai vieną, atsimenu, vakarėlį darėm tokį ir jis užmigo. Prie pilnas būtas studentų ten įvairiausių, muzika ant viso garso ir Tomas užmigo. Tai mes bandėm, žinai, kokio levelio garsumas, kad prisikeltų. Ta prasme, viskas ant max atsukta, padėjom tokį šilelį šalia ir tą šilelį, ne šiaip kažkokį kanalą, bet tą tokį žinai, čirkškimą. Kaip radijos. Jo, ir prie pat ausies, žinai, visų garsų, ten išpieždavom belę, ką ten gali daryti, miega, kaip, nežinau, ramybės būsenoj. Jo, uždarysim dar vieną temelę. 4 istorija. Let's go. Universitete su kursiokai švenčių proga keitėmės dovanom. Tai aš gavau deposito čekį. Įdomu, kokios vertės. Be to dar iš kito miesto. Čekio neišnaudojau. Tipinis toks barako dovana tipinė turbūt jo. Butelius pritavė ir... Kiek daugiausiai buvai gavęs iš taromato pinigėlio? Iš taromato? Blemba, nežinau, dabar senai bevežiau butelius, bet, studentų laikais tai faktas, kad vežiodavau. Nes tai būdavo vienas iš tokių, sakyčiau, pragyvenimo šaltinių. Visą laiką atsimenu, valgydavom, aš nesuprantu, kaip mes ten gyvendavom. Būdavo kola arba Pepsi kiekvieną dieną. Čia per bangu. Red Bullis ir tokios picos iš Maksimos, tokios kvadratinės. Iš seničių 10 litų praktiškai per dieną. Buvo tokios šaldytos picos, išsidedi ir kiekvieną dieną.
ir valgai tos traškučius. Ta prasme, apie kažkokį longevity, kaip dabar, arba net ten sveiką mytybą, ten sportą, iš vis nieks negalvoja. Ten, žinai, eidavo sportuoti, tik tai kačioką, jeigu nori ten atrodyti, bet kad ten sveikatai, žinai, kaip dabar. Seniai valgydavo visi tą patį junk foodą, bet ir nestorėdavo, nes visi plani būdavo. Nes aš, pavyzdžiui, ėsdavau ir nifiga nestorėdavau. O po to, kaip atsislesnis gyvenimas su žmona, iš karto plus 20. Žinai, plus ir metai, nepamirškim. Gerai, tai ką, žinau, čia gal atsakymas, apie tos čekius. Ne, gerai, čekį gauti, žinai, kas yra gal... Studentas yra gerai iš kito studento, ne, čekį, už kokie 30 eurų už butelius ten tą aromatinį, nes, 3 eurų yra daug studijų laikais. 3 litų. Čia daugiau. Studentiškas, tikrai. Ferina, paskaitom. Jeigu, dabar, taip, žinai, kokie nors, kaip čia jau saugę ir darbą turinti žmonės ateina, šiaip ant bairio gal ir būtų gera dovana, reikėtų šiaip pagalvoti. Pavyzdžiui, žinai, kaip sunku ką nors padovanot, jau, kai jau esam vedę, ten, žinai, turim... Šiaip yra sunku, jo, šiaip dovana yra sunku. Taip, tai depozito čekis... Yra šiaip pinigus dovanot. Bet depozito čekis būtų... Pats tas. Žiauriai geras. Tu gali jį dar į kokią atvirutę, žinai, dėt labai tokią gražią. Atsidarai ir ten yra kažkurios parduotuvės depozito čekis. Aš mačiau Selas turėjo labai daug maišų su šitais, pridavė turbūt metus laikė tas bonkės, tai įdomu, kiek ten kokie 200 eurų jaučiu. Kuris dės tas šaibas. Gerai, istorija numeris 5. Pirmam kurse draugau su biču iš bėgimo klubo. Šiaip labai geras žmogus, bet kai užbalevodavo, visiškai nurautas. Vieną vakarą jis pas save susikvietė draugus ir padarė tūsą. Stipriai nusitašė ir kažkurio momentu prisiminė, kad savaitinės normos nenubėgo. Jis pirmą nakties tyliai išėjo iš savo paties tūso, mes galvojom, kur jis dingo. Apie 3:30 ryto grįžo atgal ir sako, prabėgau. Aišku, mes netikėjom, kol jis neparodė savo išmaniojo laikrodžio duomenų. Bičas visiškam komos lygi nubėgo 34 km miško takais maždaug 4 minučių tas peisas, 4 min km tempu, čia yra baisiai didelis. Jokingiausia, kad jis kitą dieną nieko neatsiminė. Man atrodo, bullshit čia visiškai, aš netikiu. Aš čia ta prasme turėtų būti... Bet jis gal, žinai, gal jis netiko alkoholio. Ne, jis iš bėgimo klubo, tai rimta čia jau turbūt. Bėgimo klubo, bet kad neatsimint 34 kilai, turėtų jau, žinai, po 20 kilų jau būtų blaivus kaip gurkelis, tai aš labai bijoju, bet... Bet peisas koks geras, ta prasme, čia yra, Ta prasme, greitis vidutinis ar kas čia. Nes šiaip sako, ten jeigu jau 5 palaikai, tai jau yra neblogai. Toks bėgikas, žinai, tai nesuprantu. Aš čia pradėjau šiek tiek bėgioti, tai mano peisas yra 5. Gal dar galėčiau šiek tiek pasistengti. Tai peisas reiškia, kad tu tam tikrą kilometrų kiekį nuvarai per tam tikrą laiką. Okay. Tai čia 4 minutės į kilometrą. Taip, kilometrą nubėgi 4 minutės. Matematikas iš manęs neklausia tiek to. Gerai, žodžiu, čia greitai. Čia greitai, čia yra labai... Ir dar kominis. Ir kominis. Jo, jeigu tai yra tikra, tai sveikinam. 9. Kiek pasaulio stebuklų? 7 ar 8 pasaulio stebuklas? O tavo studentų laikais kažkokie tūsai rimtesni būdavo tokie, kur kažką pridavė? Būdavo, tai aš nežinau, pas ką ten nebūdavo rimtesnių. Ne, gal tu iš vis nevartodavo alkoholio. Aš dabar nevartoju. Beveik 10 savaitę, wow. Va. O kas čia taip nutiko? Rutina penktadieninė. Keitiesi, ne? Su bohemiška chebra penktadienį, nueini į Vilniaus gatvę, žinai, ir tas pats per tą patį. Tai kažkaip tai galvoju, jo. Ir šiaip galvoju, gal biški pilvas, bet nefiga nekrenta kažkur. Žinau, kad reikia bėgioti. Žinau, seniai. Aš sakau, aš kažkiuką pažaidžiu, bet žinai, tas bėgiojimas, biški palakstai keitimas, biški palakstai keitimas. Tai nėra tokio kardio, žinai, kad jis toks... O šiaip, jeigu taip jau tūsindavai, tai taip rimtai tūsindavai? Jo, būdavo, tai čia vis tiek Vilniaus miesto centro senamiesčio klubai visą laiką turėdavo būti, bent jau kol įleidžia aplankyti, žinai. Šiaip čia apačioje yra karaokė, esi buvęs? Manau, kad dabar... Ten apačioje yra ir striptizo klubas, ten turbūt esi buvęs, ne? Nežinau tokio pavadinimo. Mes gal nesakysim pavadinimą. Bet karaokė, žinok, nelabai mėgstu, nors pats coverius darau, bet kažkaip tai nelabai. Ir karaokė ten kažkur centre prie Lukiškių yra, man atrodo, ten tas populiaresnis bariukas. Bet aš čia buvau prieš 2 savaitės Marbėjai, tokioje sporto stovykloje treneris organizavo viskas,
viloj, ten, žinai, ta vila skirta grinai sportui, ten NBA krepšininkai kažkokie ten, žodžiu, sakė, sportuoja ir ten ruošia sezonui, bet nesmė. Suvežė mus visus į tą stovyklą ir ten 5 dienos ir kiekvieną dieną, žodžiu, per dieną 3 treniruotės. Nu, žinai, nu, tu eini į tą sporto salę, bet nesi tas, nu, sportininkas, kuomet, žinai, tas kūnas pratęs. Tai pirmą dieną 3 treniruotės, jau galvoju, viskas. Ir trečią dieną, antrą dieną dar kažkaip vakarienė ir sakau, blemba, čia kažkaip vis tiek, čia tiek sportuojam, gal kokio vinelio kažko, žinai, ten stalo padėjau vinelio, aš taip, žinai, vieną taurytę, antrą taurytę, greit atsirašiau, nes, nu, visas kūnas labai pavargęs. O ten yra taip, kad tu negali skipinti praktiškai treniruočio, 7 ryto jau, jeigu neatsikeli, bar, ir rytais būdavo krosas. Tai aš trečią dieną, kai viskas belia kaip skauda, prabėgau 10 km su to treneriu į Kandin, o ten, žinai, Marbėjo ir kalnai, ir taip, nu... Jo, tai ne šiaip su savo, jo. Aš galvoju, numirsiu, bet aš laikiausi ir mano peisas, va čia, kur kalbėjom, buvo 5 minutės į kilometrą. Tai labai gan neblogas rezultatas, žiūrint tai, kad krūvio gavau labai daug. Tai va, mano laikrodis paskui rodė rodikliai, tai viskas buvo ant raudonų, too high, viskas, visi rodikliai. Geras. Tai neįsivaizduoji. O tai tu gal ir tuos maratonus, kurie čia Vilniuje vyksta Na, tai gal reikės pradėti bėgti, nes pastebėjau, kad galiu bėgti. Bet ką noriu pasakyti, kad biški too much, žinai, per daug. Nes tu gali ir, žinai, gauti. Tas širdelės paplakt per stipriai. Nu taip, nu žinai, bet šiaip tai labai patiko. Gerai. 6 istorija. Vienas bišas Bendrikė girtas įdėjo pizzą ir orkaitę ir užmigo. Pizza kepė 2 valandas ir aišku, kad jį užsidegė, todėl teko evakuoti visą bendrabutį. Po savaitės jis padarė visiškai tą patį dar kartą. Jo paaiškinimas buvo toks, kad pirmą kartą per evakuaciją kelios merginos išbėgo beveik nuogos, tai jis nusprendė, kad verta kartot. Va čia istorija, man atrodo, visai faina. Pas mus kokie chaosai buvo Šiaulių tam butelį, mes turėjom tokį šuniuką, prancūzų buldogą. Jis buvo, tai yra kalytė buvo, prancūzų buldogė, labai graži. Ir mes vardą įdėjom Mikelandželas. Okay. Kodėl? Nu tiesiog, vat, žinai, 3 bernai. Ir tais laikais mes buvom tokie netvarkingi ir tokie, sakyčiau, nerūpestingi, kad šuniuką vest, nu būdavo tokia, žinai, kur mėgi ten iki 2, nes visą laiką įnimegot kokią, nežinau, 5, 6. Balos ir kakučiai pas jūs bute. Tai pas mus bute tu neįsivaizduoji, kas dėdavosi. Tiesiog, nu, šuo literaliai šikdavo namie. Bet tai maitindavot bent jau šunį? Nu, tai aišku maitindavo, bet išvesti lauką tai būdavo didžiausia tragedija. Tai kartą į mėnesį tiesiog šūdų surenki. Tai aš neįsivaizduoju, kai mes tada gyvendavom, tada rūbus. Būtų, žinai, aktyvesnės tos visos organizacijos už gyvūnus būtų atėmę tiesiog šunį. O Jezu, tais laikais tai šimt. Bet žinai, nu meilės būdavo tikrai daug, mes ten jį myluodavom ir visaip kitaip, nėra, kad jisai ten būdavo, žinai, kažkoks pamirštas. Taip. Bet kad į lauką labai vest, nu kažkaip mieste centre gyveni, ten tai Tilžės, kaip ten gatvė buvo, tai daug to judesio, žinai, neatrodo, nėra kur vest. Ai, mikuti, čia kažką padaryk, surinksim, žinai. Dabar tai aš galvoju, Dieve mano, man tai yra, žinai, didžiausias noras atsikelt ir išeit su šunimi lauką. Nu jo, 3 bachūrai, 3, nu jo, ir ta tinginystė, kai įsijungia. Ir žadintuvai neveikia. Rūbus mesdavom, žinai, būdavo tokia bendra krūva, kur tiesiog meti, žinai. Po to jūs Mikelandželą ten ieškodavo, tuos rūbus. Dingdavo. O Jezu, tas studentavimas buvo, tai tragedija atrodo, žinai, kaip moteris ir žmonos sutvarko mūsų gyvenimą. Ja, labai. Gyvenimą, stilių, maitinimą, visą ir taip toliau ir panašiai. Tai ačiū labai moterim. Ačiū Simutė. Ačiū Renata. Gerai. Kiek tu metų vedęs jums? Aš nevedęs, žinokit, mes 15 metų gyvenam, bet nesam susituokę. Pas mus biški kitaip, bet viskas tvarko, gyvenam, visko būna, bet gyvenam. Gerai. Tai nežadi ženytis? Nu, jei tu nereikia, man tu nereikia. Kažkaip mes nematom to tokio tikslo. Gerai. Žodžiu, istorija numeris 7. O, gera. Istorija jau patinka man. Esam kartą į bendrabutį užsisakę striptizo šokėją. 20 studentų susėdę 2 eilėm, belia kaip mažam ir netvarkingam kambarį.
Juokingiausia, kad jos apsauginis irgi turėjo užduotį. Žiūrėjo, ar budėtoja neteina. Nu, jis, jo, vietoj sutenerio. Nu. Okay. Ai, viskas? Jo, nu tai... Ne, trumpas, gerai, trumpas istorija. Nu, bet jau gerai, studentai susimetė, kad pasisamdytų striptis šokėją ir jiems šoko. O tas suteneris stovėjo prie durų ir dairėsi, ar budėtojos nėra. Šiaip Šiauliuose irgi, kad patekti, atsimenu, į bendrabutį, jeigu ten kviesdavo kažkas ten, ar merginos, ar šiaip kokie draugai, tai patekti kitam, kuris negyvena, tai būdavo gan sudėtinga. Bet mes... Nuo to sargo priklausydavo. Jeigu psichinis, arba norėdavo parodyti savo valdžią, nes jis kitur negali niekur parodyti, tada nieko neleis. Jo. Bet visokių būdų sugalvodavom ir ten per langą, jeigu ten nėra ten labai aukštai, žinai. Tada kažkokį neždavo į lauknešėlį budėtojai, kad praleistų. Bet, nesu striptizo šokėjas užsakinėjęs. Žinai, kada esam užsakę? Su Rolka esam užsakę striptizo šokėją Zip FM eterį tiesioginiam Katleriui, gimtadienio progą. Tai aš mačiau, kaip vienas buvo šitam. Vienas po to jau padarė. Jau po to, jie nukopino. Kaip visą laiką. Bet vis tiek jų paėjo, jaučiu geriau tas vidosas visas. Whatever. Mes kameras uždengėm. Nes jūs, tipo, kad viskas būtų included. Tiesiog, kad ne, kam čia. Tai gal nebuvo ne tik striptizo šokėja. O kiek jūs mokėjo tada litais? Nežinau, gal pažįstama buvo nemokamai. Ate gaugau šokėja, ne? Gaugau šokėja. Supratau. Pachaltūrino. Jo, pas mus kažkaip tai mes striptizo šokėjų neužsakinėdavom, mums gerai būdavo, jeigu čipsai ir alus būdavo ant stalo, nes jau striptizo šokėja čia būtų prabanga kažkaip tai mūsų tais laikais. Ir jau kada jau baigiai studijas, galėjai sauliais kažkano kartu nueiti striptizo barą. Šiaip labai nerekomenduoju, aišku, subjektyvus dalykas. Bet ten tiesiog pravarai visus pinigus ir... O pačio čia buvai, sakė, ne? Eros? Gal nežinau. Jo, tai daug tų striptizo klubų, žinai, kviečia, praeini, gal linksmas labai esi, nueini ir išeini. Tai, žinai, visus taip neprisiminsi čia, bet jo. Bet tave dabar turėtų kviesti, ne kaip striptizo šokėja, bet šiaip, mačiaugi ir pas Jessica buvai ir visur kitur, tai toks, sakyčiau, irgi kviečiamas. Kviečiamas jo, bet gal nestriptizo šok, žinai. O galėtum, žinai, patobulinti savo programą. Dar plus kažkoks honoraras nukristų dėl striptizo. O patinka važiuoti pas žmonės? Pas vyresnės, pavyzdžiui, moterį. Pilvo šokis šokti. Pas žmonės, patinka, o tai kaip, jeigu jau bandai kažkaip koncertuoti, turbūt ne prieš sieną, ne prieš veidrodį, tai jo, patinka. Ir jeigu nueisit į Instagramą, Saulius arba į TikToką Saulius Jaroslanovas, tai ten matysite užpinantus tiesiog autorinius gabalus. Ir kaip buvo pradžia su tais visais coveriais, aš tiesiog galvoju, pradėsiu kur coverius, žinai, ir daugiau žmonės ateis į profilį ir pamatys autorinius gabalus. O kad taip prasisuks su coveriais, aš biškai irgi taip nesitikėjau. Tai jo, bet viskas smagu. Šaunuolis, labai sveikinu ir linkiu nesustoti ir dar daugiau turėti renginukų. Žiūrėk, aš dar vieną paskaitau, tada tu du galėsi, gerai? Gerai. Mergina pirmam kurse nuolat skolindavosi cukraus iš bičo, gyvenančio gretimame kambaryje. Po mėnesio jie jau kartu arbatą su cukrum gerdavo, po 2 jų jau kartu gamindavo, po pusės metų jau praktiškai gyveno kartu, nors oficialiai taip bendrike negalima buvo. Dabar jie susituokė ir iki dabar juokėsi, kad viskas prasidėjo nuo labas. Ar turi cukraus? Kaip saldu. Saldi istorija. Labas, turi cukraus. Tavo koks buvo labas? Labas rytas, štai ir aš. Šitą klausyk, bet čia įdomi. Labai kažkaip pataikai. Žinai, kodėl? Todėl, kad maniškiai gyveno su trim panom Pilaitėje. Jis gal sakysi 3 bičiais. Ne, čia būtų rough stuff per daug. Jo, bet aš pas ją, aišku, cukraus neprašydavau. Tiesiog aš pas ją būdavau, žinai, ir būdavo ir jos kambariokai, žinai. Tai kažkaip tai tokios sąsajas prisimenu. Ir būdavo aš jau kažkaip per dažnai tapdavau gyventojai, žinai, to būto. Tai jeigu kažkokias sąsajas tokias, man. Jo, po to mes, aišku, persikrūstėm pas mane Žirmūnuose gyventi ir viskas kitaip pasidarė. Bet tas įdomus toks, 3 kambarių butas, 3 panos ir
Saulius. Sutapimas. Ir jau... Aišku, aš neįdavau ten į kitus kambarius pas mano, nes mano gražiausia buvo, bet tas toks jo, nes aš niekada nejaučiau, sakau, niekada negyvenau susimetęs su kažkokia chebra. Man tas va toks, va, kad kažkaip visi kartu ir ten eina į virtuvę, ir ten netulika, ir ten reikia laukti, kol, žinai, kol kažkas tai išeis iš dušo, taip toliau, va čia šitie visi tokie. Bet gal įdomi patirtis buvo? Bet aišku, įdomi. Aš tikiu, kad įdomi, tikiu, bet sakau, man tokia buitis, iškitrintis nelabai patinka jo. Aš tai susima, žinai, kada, kaip čia, prieš 20 metų, jį buvo mokinukės dar, ir buvo Žvagalių koncertas, jo 40-metis atsimenu, o aš dalyvau tokia realybės šou Ideali pora, ir mus ten nuvežė, žodžiu, į tą koncą pasižiūrėti. Ir aš matau ant scenos mokinukės, visi tais laikais žino ir dabar žino, o jos tokia, žinai, Sima vyriausia buvo, gal koks jau 18, ir, tipo, žiūriu tokia, visai nieko panička, ir nieko mes net nebendravom. Ir aš tam realybės šou toliau buvau ir ten kažką, žodžiu, laimėjau, išėjau ir buvo pažintis, .lt tokias svetainė. Ir man jį parašė, labas, gražuolį, ką tu? Tai va čia, labas, turi cukraus, man jį, aš sakydavau, tu Sima pirmą parašy, sako, nesvaik, sako, aš negalėjau tau rašyti. Tai prasidėjo nuo tokių nekaltų apsikeitimų. Bet įdomu, pažintis LT. Žinai, taip mes ir OneLT būdavo susirašydam, taip, žinai, toks, dabar jau nerašytum, ne? Toks, jaunos hebros tokių, žinai, jaunuolių čia toks reikalas, parašyti pažintis LT, toks, žinai. Aišku, pažintis LT, kai nebuvo šito, kaip jis vadinasi, pagrindinis appsas pažintimų. Facebookas. Ne, šitas, Swipinė. Swipinė. Tai ten kitoks biškė. Komisija. Tinderis, va. Matai, mes vedę vyrai, tikrai nežinom. Beveik vedėt. Ir šiaip seniai jau nebežinom šito appsų, tai va, tai... Bet pažintis toks daugiau Facebookas gal buvo. Yeah. OneLT, Fraip.lt buvo. Pažintis iki šiol yra ten... Dabar tai pažintis XXXX, tai ten jau rimtesni reikalai. Tais laikais būdavo paprasti. 5 eurus ir jau... Ne, žinai, kiek kainuoja. Aš tikiu, kaip, gal ir žinau, gal panalizavęs rinką. Papuoliau. Jo. Istorija numeris 9. Kai buvom pirmakursiai ir šventėm su chebra, vienas bišas labai užsimanė Auskaro ausį. Aišku, mes nesugalvojom nieko geriau, kaip panaudoti vinį, plaktuką ir palangę. Bišas pridėjo ausį prie palangės, o mes bandėm prakalt. Shit happens. Aš matau, pas tave Auskarai yra, tai... Jo. Pas tave nepradurtos? Pradurtos. Jo, bet jau užgyja. Mes 2008 su Rolka, kai radistus, tai atidarėm, jis kažkaip, nežinau, kažkur pamatėm, Turkijoje atostogavom, nusivedė mane, bam, žinai, tais laikais kažkaip dar labiau buvo mada, dabar aš nebežinau, bet tu dar ir likęs. Aš 2-4, žinok, pradūrės. Jo, ir dabar kas to kartu užsimetu. Jau kai būna kokie filminimai, dar kažkas užsimetu, žinai, biški toks rekvizitas. Blizgėtų blinkas. Va, o bet čia tai žiauru. Čia ta prasme, žinai, būna tokie, kur tokius ten auskarus, kur praplečia ten tą spenelį. Kaip gentysė, žinai. Kaip gentysė, jo, man kažkodėl taip ir atrodo, kad tiesiog jie tokie, kur mėgsta labai auskarus ir tada jau gal jiems nėra toks baisus dalykas ant palangės kalt ausį. Bet šiaip žinau, kad panos būdavo taupydavo, tipo irgi studijų laikais, taupydavo, neidavo į auskarų verimo tas visas paslaugas, o jos mokėdavo kažkaip, žinok, su adata prasidurti. Ne, tai ausis dar, bet yra mano draugas, kur net nesakysiu vardą, bet... Ir nesakysi ką. Tai kur yra prasidūręs, ta prasme, sakė 17 ar 18 metų, tai va ten yra stipru. Seniukai, aš neįsivaizduoju kaip, bet... sakė. Paskui tik problemų buvo, nes lakė labai skaudėdavo, nes neužgijo lengvai. Ir gal žinai. Ausis, žinai, čia nėra gal taip labai jau, man kitos gal dalys, kur ten jautresnė, nežinau, oda. Jeigu tu ten su tuo, jeigu spiritu dar turi... Lūpos, pažiau, nosis, ar ne, kas kur dar čia versi, čia į antakius. Žinau, kad, turbūt čia mažiausiai skauda, turbūt, kiek įsivaizduoju. Nežinau, pavyzdžiui, spenys. Skauda, sakė. Šiauriai kažkaip... man atrodo, Rolka yra buvęs įsivėręs, kažkada žvengia. Rolka nebuvo įsivėręs. Irgi tenais buvo, kažką yra. Bet būna ir liežuvis prasiveria pačios panos. Liežuvis, jo. Liežuvė, ne? Rolka. Ne. Dabar prisiminiau, kad yra, jo, liežuvis dar galima. Bet sakau, ten, kur tas mano draugas prasivėrė, tai yra labai, labai stipru. Labai.
Ok, nesakysiu jo vardą, negalėsim pračekinti, pasižiūrėti, gal jis įskėlęs kažkur tai savo tą Auskarą. Gerai, nu ką, keliaujam prie 10 istorijos. Po kažkokio tūso viena šaika grįžo į bendrabutį su gyvu gaidžiu. Oho. Niekas nežinojo, iš kur jis atsirado, kam jis priklauso ir kodėl jis apskritai barakė. Gavos taip, kad gaidys 2 dienas rytai žadino visą aukštą. Nu tai kas gali būti geriau nei tikras žadintuvas gaidžio? Nežinai, kaip. Nei tikri pietus, Taip. nes gaidė ar vištą nusipirkti tais laikais tentavimo tikrai buvo Nu, problema. bet jie gal augino, gal nėra, kad ten suvalgė per pirmą kartą. Ir dar, bet gaidys kiaušinių nededa. Tai... Ne, jisai atliko, man atrodo, funkciją tiesiog kelt kebrą, nes tais laikais gal net tu, žinai, telefonė žadintuvų nebuvo. Įdomu, jeigu tu jį uždarai į bendrabutį, tai tipo, nu, jis Jisai gal- kaime jis išeina, jis ten mato saulę, tipo, nu, kad jau teka, žinai, tada jis pradeda ten Bet giedoti. įdomu šiaip. O čia įdomu, nu, kaip jis suprasdavo, kad jau rytas, arba ten jo tas biologinis laikrodis gal buvo. Čia Nu, GPT reikėtų paklausti. Ar kaip gaidžiai, kaip gaidžiai supranta, kad reikia jau kakarekuoti? nu, jo, šiaip įdomu būtų pažiūrėti, kaip šitos pagirios Las Vegase, kai ten Taip. tigrus ar ką jie ten Taip. turėjo. Aš mačiau dar, čia kažkas Facebook'e dalinosi, kad ožiuką ar avinėlį augina vietoj šuniuko. O žiūka, tai toks vienas tik tok veikėjas, mačiau, augino, neprisimenu dabar jo vardą. Tai va Tikiuosi čia- iš jo paėmė tą ožį, jo. Jo, tai va čia irgi stipru, žinai. Nu, svarbu elgtis su gyvūnais, Jo, žinai, atsakingai, atsakingai ir mylėti juos, o neskriaus, tai tada ok, bet jeigu ten skriaudžia, tai mes atvažiuosim nuskriaus tada Jo. tų. Gerai. 11 istorija. Po tūso vienas mano draugas nuėjo tiesiai į egzaminą dar šiltas. Pasirodo, jis atėjo į visiškai kitą fakultetą ir atsisėdo ne savo auditorijoje. Jis 40 minučių rašė kažkokį ekonomikos testą, nors pats studijavo fiziką. Pabaigoje dėstytojas pažiūri į jo studento pažymėjimą ir sako: jaunuoliai, jūs ne čia patekot. O tas atsakė: aš nuo vakar jaučiu, kad gyvenime kažkur net ten patekau. Irgi, sakyčiau, tokia... Ar tai yra artima istorija, tu pasakyk iš pirmo? Ar teko, pavyzdžiui, kažkokį kontrolinį rašyti, nu nežinau, ten alaus išgerus, pavyzdžiui. Man tai teko. Alaus? Aš esu filosofijos, atsimenu, egzaminą. Bet filosofai jūs ten normaliai galite vis tiek ateiti. Egzaminai, ne, buvo labai daug, tada atsirado Red Bullis, atsimenu, ir kažkaip visi kalbėdavo, kad čia blema išgeri tenais ir jau fokusas ten, žinai, ten. Ir aš taip visą laiką būdavo pas mane, kai būdavo 1000 knygų ir viena naktis. Nu, tipo, kur mokiniesi tik paskutinę naktį. Ir aš taip nusprendžiau, neįsiu miegot, skaitysiu viską, visus klausimus ir melisos, kad ištraukčiau kažką, ką žinočiau. Ir geriau Red Bullį, išgeriau gal 8. Ir rytas, jau 8 ryto, jau čia reikia varyti tą universitetą. Nu, ta prasme, prasidėjo tokie athodai, žinai, nu, kur tu tikrai pergerės to kofeino. Ir rankos purtos, ir visas toks akis, žinai. Ir toks labai keistas jausmas. Tai nuėjau į tą egzaminą. Ir, nu, taip dažniausiai būna, nu, tipo, kai tu skaitai paskutinę naktį ir tu galvoji, kad atsiminsi. Nu, nieko, nu, ta prasme, atrodo, nu, tai kam reikėjo, žinai, nu, tipo, kur ištraukia klausimą ir tie klausimai vis tiek tokie sudėtingesni, nėra, kad iš gyvenimo ten, žinai, patirties galėtum atsakyti. Nu, ten, jeigu ištraukia kokį Jau nors geriau kantą. visą naktį iš purgalkį būtum rašęs, Jo. karmoškį ir būtų Taip, žymiai. tai geriau. neišlaikiau to egzamino. Ir tada dar toks labai prastas, nu, sveikatos jausmas buvo. Bet žinai, kai ten 20 metų, tai Greit praeina. greit praeina. Aš tai iš to streso atsimenu 12 klasėje valstybinį laikiau matematikos ir tas egzaminas buvo gan toli, nu, ta prasme, tokiam sporto tokiuose rūmose ir nuo mano namų ten taksi vis tiek nebuvo, tėvai nevežė, žodžiu, pats turėjai varyti apie 20 minučių, reikėjo eiti. Ir atsikėliau ryte, užsidėjau kostiumą, suvalgiau šokolado, žinai, čia tipo taip kaip reikia, kad smegeninė veiktų. O man matematika visą laiką labai blogai sekėsi ir aš labai bijojau. Ir iš to streso nuvariau prie, nu, į tą sporto rūmus, visi sustinkam, visi draugai, jau čia eisim į tą Bet pagrindinę. tu šiuliuosi ten. Pasvaly. Čia Ai, pasvaly. Aha. Eisim į tą bendrą erdvę, prie stalų sėst. Ir matau, visi traukiasi, žinai, pasus ir tipo duoda pasą, nes, nu, kaip egzaminą valstybinį, tu turi pasą turėti, kažkaip ten tais laikais buvo. Aš Nėra. nėra pasą. Jop, tararai.
Nu ką galvoju, žinai, dabar, Boltą įsikvieti, paskambini kažkam, greitai, dunk, žinai, čia nėra, kad pasaulio pabaiga. Tuo metu tai tiesiog įjungiau savo 5 bėgį, parbėgau su kostiumu, žinai, su lakierkom bėgį. Tada supratai, kad gali bėgti. Galiu bėgti, pasiėmiau pasą, grįžau, pavėlavęs, žinai, visą suprakaitavęs, sėdžiu. Atsiverčiu tuos popierius, skaitau ir toks uždusęs skaitau. Ir toks, žinai, jausmas, skaitai ir nieko nesupranti. Nesupranti klausimą net. Galvoju, okei, gal vieno nesuprasiu, verčiu toliau, o kuo toliau verti, tuo užduotis sudėtingėja. Čia keista, žinai, nes prasibėgi tada deguonės gauna smegenis. Ne, tai ir šiaip durnas buvo ir nelabai aš mokėjau tos matematikos. Tai kažkaip surašiau viską. Tai valstybinis buvo, jo? Jo, valstybinis, tai gavau 19. Kaip nemokantis matematikos, super. Blema, žinok, turėjau vieną gigą, ne Lietuvoj, grojimą, ne Lietuvoj. Mane pakvietė vienas toks didžėjus iš Brazilijos, DJ Liu toks. Jisai seniau, aš įkviesdavau į Radistai Village, ten festivalį jisai grodavo. Su ilgesniais plaukais garbanėlėm buvo, ne? Ne, toks piškai buvo. Ir, taip, ta draugystė tokia, žinai, labai artima ir jisai čia prieš kokius 2 ar 3 metus per lapkričio mėnesį kažkada čia per Halloweeną. Sako, bus Brazilijoje Rio de Janeiro pačiam centre. Didžiulis festivalis, aš jame grosiu, sako, ir gal nori atvaryti, sako, galėsim kartu, tipo back to back. Aš eiktų savo, tai aišku, žinai, ten pinigų nėra, nieko nėra, ten dzin, sakau, atvažiuosiu, pasiėmė tokį Adamo draugelę, sakau, skrendam, pabūsim kelias dienas, pagrosiu ten ir grįšiu. Man atsiuntė visą informaciją, kada, žinai, atvaryt, aš bilietus nusiperku, su Adamu sėdam į lėktuvą, nuskrendam, žinai, ten 2 dienos prieš. Ir tas Liu sako, aš atskrysiu į Rio pats tik tai grojimo dieną, sako, duodu savo vadybininko numerį, sako, su juo bendrauk dėl visos info, žinai. Gerai, žinai, parašiau tam vadybininkui, sakau, mes jau atskridom, fainiai, sakau, kaip čia su tuo renginiu, žinai, gal gali atsiųsti daugiau informacijos. Ir jisai man ten atsiunčia tą informaciją, kada būt, atsiunčia locationą. Ir ateina ta diena, tas Liu nelabai pasiekiamas, aš jo dar negalėjau pagauti, žinai, bendrauju su to vadybininku. O mes gyvenam tokiam Rio Copacabana vadinasi, pačiam ten centre, prie vandenyno, žodžiu, pasakiški vaizdai. Ir gaunu, žinai, žinutę locationą. Paspaudžiu iš to vadybininko, žiūriu, blemba, ten 5 minutės važiuot. Galvoju, tai ten turbūt, kur jau organų, žinai. Aš vadai, žinai, taip galvoju, blemba, sakė, kad bus Rio de Janeiro, tipo festivalis miesto centre. Galvoju, blemba, gal aš sumaišiau, žinai, pamiršau. Pažiūrėjau tą locationą, 5 minutės, ten į viršų kažkur, važiuot gal koks 8 kilų. Galvoju, blecha, turbūt. Ir dar jo paklausiu, sakau, is it correct, tipo adres? Yes, žinai, parašė. Bet tu gerai tą didžėjų patį pažinojai prieš tai, ne? Tai jo. Jo. Okay. Gerai, Adamai, sakau, žiūrėk, kviečiu Uberį, o, žinai, interneto ten turėdavo tik Wi-Fi viešbutį, išvarai, viskas atsijungia. Man net ryšio negaudė ten, ta prasme, kad paskambint normaliai, net ne interneto duomenys, bet tiesiog nėra 3G, 4G, nieko ten nėra. Išvarom iš tą viešbutį, atvažiuoja tas Uberis, žinai, ir sėdam ir mes pradedam važiuoti. Aš žiūriu pas jį Maps'u, žinai, kuris ten mus veža. Jisai, kaip ir daugelis Brazilijoje žmonių, ypač taksistų, jie nekalba angliškai. Ta prasme, jie net nesupranta, atrodo, žodžio stop, nesupranta žodžio... Bet tau nebuvo nuojautos, pavyzdžiui, kad tai paskutinė tavo kelionė? International, tai palauk, tai man ne tai, kad paskutinis gyvenimo momentai čia. Ir mes važiuojam iš Rio, išvažiuojam, gražus vaizdai, nuotaika tokia visai gera, kažkokia muzikytė groja, žinai. Ir aš taip galvoju, blema, kodėl vis tik taip toli, žinai. Adamas kažkaip nekreipia dėmesio. Ir aš galvoju, tai kur mes čia važiuojam? Aš jo paklausiu, sakau, gal žinot, kokia čia ta lokacija jis? Ok, vis važiuojam. Ir vaizdai keičiasi, žinai. Brazilijoje tie
megapoliai, miestai, jie patys tokie gražus, bet už miesto jau prasideda visai kitas gyvenimas. Ten tokie Lūšnynai tie visi. lūšnynai, jo, ten visokie su motapirkiam važiuoja, tokie neaiškus, visą laiką pasižiūri. Ir mus veža ir jau privažiuojam prie tokius didžiulės tvoros. Žiūriu, jau čia tas mūsų locationas. Žinai, mašina užkurta, nesigirdi, galvo, blem, zonas plaka ar neplaka. Adamas taip greit norėjo, žinai, jis išlipo ir aš taip, mokėt nereikia, nes kažkaip, prijungta buvo, kad mano kortelės ir aš taip išėjau. Mokėsi savo inkstais vis tiek. Aš išėjau, žinai, taip nieko blogo neįtardamas, galvoju, blemba, jeigu ne čia, taip greit grįšim, žinai. Išlipau, o tas per sekundę atbulinį dingo, žinai. Atsistojom prie tos sienos, galvoju, jop, tararai, čia muzonas plaka, neplaka, nieko, tamsu, nieko nėra. Tokia spyna uždėta, tiesiog negyvos dvasios. Ir kažkas pradėjo pridėti. Ir tada tu supranti, pasiemi telefoną, nėra interneto, nėra net, kaip paskambinti, nėra kaip išsikviesti kažko. Ir man jau tada prasidėjo parkės, žinai, tamsu, kažkokias eini per tą gatvę, tipo aplinkui bandai ieškoti ir supranti, kad jau rimti reikalai, žinai, kaip tu grįžti galų gale. Bet tai jūsų tikslų tai paliko ir nuvažiavo, tai turėjo kažkas pribėgti apiplėšti ar... Ne, tai jisai, žinai, tas taksistai, jie ten jie gauna... Gal jis ten, žinai, greitai pasišalino, nes labai pavojingas rajonas, tipo. Gal. Ir mes varom, einam peškom ir vieną matapirkę pravaro, žinai, o ten, vadinasi, mane vadino gringo, žinai, tipo... Gringo! Dar dažiau plaukus blondiniškai, tai iš vis, tai iš karto toks, žinai, kur aš galvoju, šikmat, nes yra tikrai daug istorijų, kur ant inkstų, ant ten viską išgvildena iš tavęs. Ir mes jau paspartinom žingsnį, žinai, einam. Ir galvoju, tai ką daryti? Bent nueiti į kokios parduotuvės, bet viskas uždaryta, niekas nedirba. Ir kaip po kokių 10 minučių ėjimo, prieki, kaip filme, matau policijos mašiną. Stovi policijos mašina ir tokia budelė. Galvoju, ačiū Dieve. Pribėgam prie tos policijos mašinos, tuščia, nieko nėra. Blemba, žinai, ta budelė, langai uždaryti. Galvoju, kažkas turi būti. Pradėjom daužyti, žinai, į tą langą ir kviest kažkas. Nieks netidaro, po kokių 3 minučių, tai girdžiu, kažkas prabunda ten. Ir toks siluetas pakyla, ten kažką pasiražo, atidaro tas duris ir policija, žinai, policininkas su šautuvu, jis tipo kažkokią ten savo tą portugalų, brazilų kalbą. Nieko aš nesuprantu. Bet draugelis Adamas, tai... Jisai britas. Jis britas. Jisai britas. Nieka mes neturim jokio kontakto. Nes jeigu jis būtų brazilas, tai man iš karto būtų prie jo baisu būti dėl to, kad galvočiau, kad jis čia viskas. Ne, tai va tas ir yra, kad jisai britas. Jisai britas. Mes esame atskirti. Bright. Ir, žinai, bandom jam aiškinti, jisai nieko nesupranta ir aš jam rodau telefoną, žinai, tipo, kad internetą kažką pašėrink. Jisai duoda savo telefoną, įjungia programėlę vertimo. Ir aš ten viską surašau, visą istoriją. Paėmė taksistas, atvežė čia. Ir jis taip, žinai, pasiėmė, verčia jam ir jis skaito. Ir taip skaito, į mane skaito į mane. Pusėjome tą pušką, greitai vidų mus taip įtraukė, nes, suprato, kad mes čia ne vietiniai, kad aš esu čia kažkoks gringo ir suprantu, kad čia yra labai pavojinga. Kaip pasaka Vron. Ir ten, viduj, ką mes, žinai, su tokiam drebančiam rankom aš rašau, jis man atrašo. Ir galų gale, po ilgų ten tokių visokių tų diskusijų, jisai davė man internetą, kad aš galėčiau hotspotą pasijungti ir parašiau tam Liu. Liu rašau, sakau, tavo vadybininkas, sakau, davė šitą adresą, sakau, mes esam čia, numečiau jam print screeną, kuris tas pin. Jisai pradėjo skambinti, ar tipo viskas gerai, ar jūs čia sveiki gyvi, tipo, I'm so sorry, žinai, ir panašiai. Tai pasirodo, tas vadybininkas, jisai nelabai gerai mokėjo anglų kalbą ir locationą nusintė, kažkada yra ten tūsas buvęs, nes matos didelės erdvės, žinai, gal ten kažkoks parkas, tai ne tą locationą nusintė, bet tokioj pavojingoj zonoj. Ir sako, gal iškvies taksą ir panašiai, sakau, viskas gerai, sakau, mes su tuo policininku jis iškvies. Tai tas policininkas
kviečia taksą ir ten to erėjų, nu nėra tų taksų. Ir seniai sugavo vieną taksį ir mes laukiam gal 10 minučių. Jau susidraugavom, jau ten biški ramiau, žinai, jau bajeriukai ir žiūri atvažiuoja taksį. Seniai atvažiuoja tas pats taksį, kuris mus Nes jis vienintelis ten ir dirbo, Jo. žinai, aplinkui. Tai nuvežė atgal į tą vietą ir kas svarbiausia, lokacija nuo viešbučio buvo 4 minutės peškom. Klausy, bet jeigu ten gerai kaltų, tai būtum ir išgirdę, žinai, 4 minutės, tai kiek... Nu, žinai, mes turėjom varyti vis tiek prieš Soundchecką, ten, nu, ten visai biški kitaip. Ta prasme buvo, bet tai buvo pati baisiausia tokia akimirka, žinai, kad tu esi Čia žinai kaip yra, čia panašiai kaip tu Filadelfijoj sėdėjai su tuo senoliu. Persikėjo tokie. Nes tai neturėjai kur pabėgti, žinai, tai ten to labiau. Tai labai baisu, aišku, kažkur veža į ten į tuos visus, į viršų, link lūšnynų, tų visų. Ir tų istorijų prieš tai prisiskaitęs, tai aš įsivaizduoju, kad tikrai baisu buvo. Tai... Tas grojimas buvo toks apie nieką, žinai, kur, nes tiek daug streso, kad nu, nebemalonu buvo būti. O tiesiog... tai ten kaip klubas buvo? Ne, ten atvira tokia... Atvira erdvė, ne? Atvira erdvė, daug žmonių ten, žinai, visi, bet kokie žmonės, visi, žinai, atrodo Halloweenas, kur čia, žinai, visi mes persirengė į tokiais kažkokius dideliais rūbais, o ten merginos su stringiukais, tokiom, žinai, iškirptėm ir panašiai, nes visą laiką ten vasara, ten visą laiką šilta, žinai, ten vyrai pasportavę, tokie kačiokai, visi, žinai, vampyrai. Labai geri užpakaliukai, ten labai geri jo. Ir ten, žinai, visi, ta kultūra labai mėgsta muziką ir ten tokia... Bet ten kaip, tai pas tave gal ir buvo latino daugiau įmesta biški, ne, į muzoną? Ne, žinok, ten jie mėgsta tokį Brazilian bass, ten toks, kur lupa gerai bassas. Tech house mėgsta jie tokie, nu jie šiaip tai gan tokie atviri muzikos stiliams ir tikrai groti tokiai publikai, kuri jaučia muzoną, yra, žinau, kažkas tokio, žinai. Taip, taigi jie visą ritmą tą, žinai, išjaučia su kūnu. Bet žinai, kai sakau, taip numušė visą vaibą, tai tas vadybininkas mane ten atsiprašinėjo, sakau, gerai, viskas, sakau, mes čia gyvi, pamirštam, žinai. Bet sakau, daugiau niekada nesiūs lokacijų man, bet, žinai... Visai reikia prasičekinti 100 kartų. Aš tai kažkaip tai apie tusovkės man jau pradeda blokuoti. Tokios įspūdingos istorijos kaip tavo neturiu. Neatsimenu. Bet labai fainai, žinai. Aš atradau kitą dalyką. Nealkoholinį alų ir einu į tusovkės tiesiog ir geriu nealkoholinį alų kaip alkoholinį. Ir žinokit, ir tikrai apgauni, placebas veikia. Bet tu mėgsti out eiti, ne? Ką? Alų? Out. Nu, tiesiog eiti, out. Mėgsti išeiti. Out, jo, mėgstu. Tai tas dalykas toks keistas, kada tu jau nebegeri, žinai, bet tu nori eiti, nežinau, ten į kažkokią tai vakarėlį, į tūsą dar kažką. Tai va čia tokie nauji atradimai. Aš nuvariau į Litexpo, ten Gravity, Hebra, Debora atsivežė, nežinau, ar tu buvai. Debora Deluka, ne, aš buvau tada švykęs į kažkur čia. Į Rygą buvom. Jo. Nu ir ką, ir viskas, ir vat nusipirki vieno brendo ten alaus šalto labai, dar vieną, dar trečią, ketvirtą, nueini parūkai ir žiūrėk, ir jau tūsas visas. Geras. Ir šokau, vaibinau, žinai, ir viskas taip vat, na, atradimai nauji kažkokie gyvenime, suprantate, labai keista. O į priekį, nes anksčiau, žinai, galvoju, socializuoti sunkokai, nes visi, pavyzdžiui, išgeria aplink, žinai, o tu vienas toks ne. Bet buvo ten irgi, kurie hebrantai, ten nealkoholinį geria. Tai va tokie vat pirmieji atradimai, žinai, kad gali tūsintis ir be jokio alkoholio. Tas yra labai fainai. Tai va šitoks mano atradimas ir labai džiaugiuosi, kad taip gaunasi. O į priekį eini ar būni tarp vidurio kraudo? Ar tau dabar jau reikia VIP backstage? Ten buvo VIP, ten buvo šalia. Matai, kaip keičiasi laikai, ne? Gerai. Jo, labai vertinu, viskas tvarkoja, bet jo. Tai va, atradimai gyvenime. Fainai labai. 38 metai dar kažką gali atrasti, žinai. Tai jeigu jau prakalbom apie atradimus, tai reikės tave pakviesti į savo areną šou. Labai maloniai. Šiais metais darau 300 šiam, tai bus toks šalia, mano pultas, kuris suksis aplinkui, bet aplinkui dar tokį ratą darom, kur žmonės vadinasi circle, tai jie galės stovėti ant jo ir bus aplink mane, tai visai toks įdomus turėtų būti pojūtis, tai galėsiu irgi šitą tokį skaityti. VIP tau. Lauksiu pakvietimo. Labai malonu, jo, geras. Kada vyks? Lapkričio 27. Okay. Dar labai toli, bet dabar čia paskelbėm, paleidom, kad žmonės planuotųsi ir jo. Be abejo.
Nu, laikas greit bėga. Taip. Jep. Nu, Nu ką? Sauliu, tai smagu pasimatyti. Susipažint. Nu, Susipažint. matėm viens kitą Neslėpkim. per ekranus. O dabar telefon. O dabar, per pusę metro. Tai žiūrėk, gal reikės ir gabalą kartu padaryti. let's go, baby. Let's go. Tik tai važiuojam. Ja. Tai ačiū žiūrėjusiems ir tikiuosi tie studentai, kurie rašė istorijas, sveiki gyvi ir irgi taip pat juokiasi iš savo tų istorijų, kurios nutinka kiekvienam studentui. Taip. Būkit. Maladės visi bišai turbūt užaugę įtakingi, turtingi arba labai gerai besijaučiantis Taip. šiuo metu. Tai va. O jūs studijuokit, studentaukit, nepamirškit studentauti. Čia labai svarbus Jo, dalykas. vien studijuoti, nes Atsipalaiduot ir pabūt be tėvų, jo, ir kažkaip tai turėti gerą laiką. Tai jo, let's go. let's go. Ačiū uždėmesį. Ačiū! Lažybos. OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.